Šeštadienį susitiko Sūduva Mantinga ir Joniškio Delikatesas. Rungtynės sėkmingiau pradėjo svečiai, kurie pirmavo 8-5. Ši persvara buvo didžiausia, kurią turėjo svečiai šiose rungtynėse. Kėlinuko pabaigą sėkmingiau sužaidė Sūduva Mantinga, kuri po pirmojo kėlinio pirmavo 2 taškų persvarą. Antrajame kėlinyje sūduviečiai perėmė rungtynių kontrolę į savo rankas. Po truputį didino persvarą ir kėlinuko pabaigoje ji tapo rekordinė – 42-28. Mantas Kadzevičius dar aptirpdė skirtumą įmesdamas tritaškį. Didžiosios pertraukos Sūduva Mantinga į aikštelę žengė ryžtingai nusiteikusi ir padidino pranašumą iki rekordinio 15 taškų skirtumo. Joniškiečiai į tai atsakė 3 tolimais šūviais ir skirtumas liko 6 taškai. Pasibaigus ketvirčiui komanda skyrė tik 2 taškai. Paskutinėme ketvirtyje šeimininkai kelis kartus buvo pranašumą padidinę iki 2-ženklės persvaros, tačiau joniškiečiai kiekvieną kartą jį sumažindavo. Per paskutinės minutės Sūduva darė daug klaidų, leido varžovams įmesti lengvų taškų. Tačiau paskutinis netaiklus Manto Kadzevičiaus metimas leido lengviau atsikvėpti. Pergalę rezultatų 77-75 iškovojo Sūduva Mantinga.